Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją How to. Šiame vaizdo įraše kartu sužinosime, kaip nustatyti ir naudoti integruotą Datatronic 5 telefono funkciją. Norėdami pradėti, eikite į pagrindinio meniu puslapį pramogos ir spustelėkite meniu telefonas. Vienu metu galite prijungti vieną ar net du telefonus. Pirmąjį telefoną prie traktoriaus prijunkite per Bluetooth. Numatytasis kodas yra 1234. Šį kodą galite pakeisti stoge esančioje radio sąsajoje. Sutikus sinchronizuoti kontaktus, pirmajame lange bus rodomas telefono pavadinimas, jo akumuliatoriaus įkrovos lygis ir tinklo priėmimo kokybė. Kiek žemiau rasite 6 paskutinius atliktus, priimtus ar praleistus skambučius. Šio meniu apačioje yra 4 funkcijos. Spustelėkite garsumas. Pasirodys pažangos juosta, leidžianti reguliuoti garsumą. Spustelėkite skambučių istoriją. Skambučių istorijos puslapyje bus rodomi 20 paskutinių atliktų, priimtų ar praleistų skambučių. Spustelėkite mygtuką esantį skambučio dešinėje, norėdami perskambinti tam adresatui. Grįžkite į meniu telefonas ir spustelėkite adresatai. Bus rodomas puslapis Contacts, kuriame galėsite slinkti per telefono kontaktų sąrašą abėcėlės tvarka. Taip pat galite ieškoti adresato naudodami paieškos juostą. Suradę kontaktą, dešinėje kontaktų eilutės pusėje spustelėkite Kontaktas. Jei kontaktas turi tik vieną numerį, bus skambinama tiesiogiai. Jei kontaktas turi kelis numerius, pasirinkite numerį, kuriam norite skambinti. Grįžkite į meniu telefonas ir spustelėkite rinkti numerį. Tada galite surinkti numerį ir pradėti skambutį. Gavę skambutį į prie traktoriaus prijungtą telefoną, per garsiakalbius skambės skambučio melodija, o Datatronic 5 ekrane pasirodys iškylantysis langas su kontakto vardu ir arba numeriu. Spustelėkite atmesti, kad atmestumėte skambutį, arba atsiliepti, kad jį priimtumėte. Atsiliepti taip pat galite naudodami mygtukus F1, F2 arba F3, jei jie priskirti telefono funkcijai, arba tiesiog spustelėdami mygtuką telefonas ant porankio. Kai skambutis sujungtas, Datatronic 5 iškylančiajame lange atsiras mygtukas Nutildyti, skirtas garsui nutildyti. Priminimas apie aktyvų skambutį taip pat bus rodomas viršutinėje Datatronic 5 juostoje, nurodant skambučio trukmę. Spustelėkite šį priminimą, kad paslėptumėte arba parodytumėte iškylantį į skambučio langą. Jei norite užbaigti skambutį pasibaigus skambučiui, spustelėkite iškylančiajame lange esantį mygtuką padėti arba naudokite mygtukus F1, F2 arba F3. Arba mygtuku telefonas ant porankio. Taip pat galite prijungti antrą telefoną. Prijungtą prie traktoriaus per Bluetooth. Antrojo telefono pavadinimas bus rodomas antrajame lange. Spustelėkite mygtuką perjungti jungtis, kad sukeistumėte telefonus vietomis ir naudotumėte telefono funkcijas antrajame įrenginyje. Paskutinis naudingas dalykas. Radio sąsajoje galima įjungti automatinį įrenginių prijungimą. Paspauskite ir palaikykite diską. Slinkite per funkcijas iki autokon. Tada sukite rankenėlę, kad pasirinktumėte WAN arba AFF. Šią procedūrą galite atlikti ir daugeliui parametrų, pavyzdžiui, automatiniam atsakymui į įeinančius skambučius. Dabar, kai susipažinote su telefono funkcija, atėjo jūsų eilė išbandyti.